Šiandien aš jūs nustebinsiu, nes kalbėsiu iškart apie dvi terasas. Viena apie porceliano plyteles ir antroji kietmedžio terasa. O iš tikrųjų tai yra viena ir ta pati terasa. Seniai turėjau svajonę padaryti vieną terasą su skirtingom dangomis. Tai yra kombinuotas dangos terasa. Šitas video bus būtent skirtas apie tai, kodėl vienoje terasoje du skirtingi sprendimai. Įsteisom patogiai, judam! Kodėl du sprendimai vienoje terasoje? Elementaru. Kiekvienai zonai skirtingos paskirtys, skirtingi veiksmai, todėl ir medžiagos turės susidurti su skirtingais reikalavimais. Viena zona tai yra maisto gamyba, valgymas, daržai, vaikų smėlio dėžė, žaidimų aikštelė. Kaip matot, daug purvino veiksmo. O kita lauko darbo kambarys. Šių namų šeimininkai didžiąją dalį savo laiko dirba nuotoliu. Todėl jiems svarbu turėti lauko darbo kambarį, kur jie galėtų pasistatyti darbo stalą, relax zoną įsirengtų. Galėtų čia jie naudotis tiek vasarą, tiek pakankamai vėsiu pavasario ir rudens metu, kurią reikalui esant galima atstumus sienas paversti į pilną vertę lauko terasą. Iš pirmo žvilgsnio tai yra tikrai drąsus užsakovo sprendimas, nes skirtingi sprendimai susiję su skirtingais tiekėjais, skirtingais meistrais, begalis skirtingų sprendimų. Bet šiuo atveju aš jums turiu labai gerą naujieną. Visos medžiagos atėjo iš vieno tiekėjo – MDS terasos. Viskas iš vieno tiekėjo. Tai reiškia, kad jūs ateinat iškart kaip didelis ir svarbus klientas. Reiškia, jūs jau galite geresnę kainą taikyti. Antras dalykas – tai yra paprastesnė logistika iš vieno tiekėjo. Paprastesnė logistika, sutaupyta laiką, sutaupyta pinigų. Apie kiekvienos zonos dangos pasirinkimą. Čia, ten kur yra lauko kambarys, kaip suprantat, visi norėjo, kad būtų jauku, malonu, faina vaikščioti basa koja. Kas geriausiai atitinka šitos reikalavimus? Teisingai, natūralus medis. Pušis ar kietmedis? Pušies sprendimais aš iš tiesų nelabai jau dabar tikiu, nes tai yra taip, pigus sprendimas, bet ilgoje perspektyvoje jisai labai greitai pasensta ir reikalauja daug dėmesio ir priežiūros. Čia irgi buvo svarstymai, galbūt termo mediena, nes užsakovai yra pakankamai jauna šeima ir jiem reikėjo racionalaus ir teisingo finansiškai sprendimo. Taip, termopušis yra vienas iš pigiausių sprendimų, bet aš neseniai dėjau video, pažiūrėkit, po 3 metų įstikrinta mediena, kaip atrodo termopušis. Jis atrodo kaip purvinos grindys ir labai aiškiai matosi jūsų pagrindinės vaikščiojimo zonos. Tai reiškia, reikia po 3 metų viską šlifuoti ir vėl atnaujinti. Čia šlifuotojų ir alyvuotojų tikrai nėra. Todėl termopušies mes iškart atsisakėm ir žvilgsnis iškart nukrypo į kietmedžio sprendimus. Kadangi priimant sprendimus finansai buvo ne paskutiniai vietai, todėl mes pasirinkom vieną iš pigiausių, paprasčiausių antros kategorijos kietmedį Jatobą ir įvertinus šito medžio tarnavimo sąlygas, uždara erdvė, jokio saulės, jokio lietaus, tikrai galim pretenduoti į maksimalų 25 metų tarnavimo laikotarpį. Plius Jatobos rašto tekstūra labai artima vidaus grindims. Ir galiausia, kur kas paprastesnė priežiūra nei pušies. Kad jis atrodo įspūdingai, užtenka nutepti bespalvę alyvą. Bespalvė alyva išryškina jo gražią, nuostabią struktūrą, bet jinai taip nenusidėvė jūsų pagrindiniam judėjimo kryptim. Ir norint atnaujinti, užtenka tik tai nusiplauti ir vėl pertirti bespalvę alyvą. Nereikia nieko šlifuoti. Tai kaip matot, kietmedis išskirtinė išvaizda, ilgas tarnavimas ir paprasta priežiūra šioje erdvėje. O dabar, kodėl šitas sprendimas netiko šitai erdvėje? Čia mes turim erdvę dalinai po stogu. Bet dalinai viską keičia. Tai reiškia, pusė terasos mato saulės, tai reiškia visiškai skirtingas nusidėvėjimas. O kietmedžio kas yra būdinga? Tas kampas, kuris mato saulę, jis labai greitai pasidaro pilkas. O tas, kur nemato, 10 metų bus kaip nuliovas, kaip naujas. Tai reiškia, kad jūs turėtumėt vientisą terasą, irgi turit kiekvienais metais prižiūrėti. Antras dalykas, ten, kur mato saulė, pasiekia UV spinduliai, ten mediena yra išdeginta, jinai geria drėgmę, žaliuoja ir ją sunku prižiūrėti. Ir galiausia, nepamirškim šitos patalpos paskirtį. Tai yra taukai, tai yra purvai, tai yra agresyvi veikla. Todėl saulė, lietus, medienos įgeriamumas, pakankamai sudėtinga priežiūra kasmetinė.
Šitas sprendimas čia netiko. Todėl apibendrinus, mums reikėjo kito sprendimo, kuris labiau atitiktų šitos zonos panaudojimo paskirtis. Užsakovai dar statydami šitą namą visada gyveno su ta vizija, kad čia bus akmens masės plytelių terasa. Bet statė namą ir jie pradėjo planuoti su stoginę. Juos konsultavę meistrai, kurie turėjo čia išbetonuoti pagrindą, sakė, plyteles galima montuoti tik tai ant betonuotų pagrindų. Bet kadangi gerbūvis buvo sutvarkyta ir pats betonavimas, žemių iškasimas buvo susijęs su didelėm pastangom, tie meistrai tiesiog įsirašė į dingusių sielų klubą ir kai atsiradau aš, buvo tik tai stoginė be terasos. Ir užsakovai turėjo įsivaizdavim, kad viskas jau plytelių nebus įmanoma padaryti. Pasikartokim, kaip galima montuoti terasinės plyteles. Vienas variantas, jie žiūrėti tiesiog kaip į trinkeles. Paruošim pagrindus, ant jų suklojam, viskas turim. Arba paprastesnis variantas, nuėjom veją, suklojam, apipylėm akmenukus kraštais, viskas, mes turim landšafto dekorą. Antras, tai ką siūlė prieš tai buvo meistrai, betonuojam pagrindą ir dedam ant pjedestalų. Ant pjedestalų per laiką jie tikrai įsivaikšto tie. Ir plus kitas dalykas, turi būti kietas, tvirtas pagrindas. Ant trinkelių pagrindo jau su pjedestalais mes negalim suniveliuoti, nes po žiemos žemė susivaikšto ir iškilnoja tas nevienodai plyteles. Ir trečias būdas – montuoti klasikiniu terasos montavimo būdu ant aliuminio arba ant metalinio karkaso, kaip ir buvo šiuo atveju padaryti. Kokiom savybėm pasižymi plytelė? Tai yra, jos nereaguoja į saulę, temperatūrinė deformacija artima nuliui, įgeriamumas artimas nuliui, atsparumas braižymam yra maksimalus, o kaina tai yra pigiausias variantas nenorintiems prižiūrėti ir labai intensyviai naudojantiems terasą. Aišku, visada atsiras skeptikų galinčių sumaituoti bet kokį sprendimą. Šalta ir nejaukų basą kojai. Tikrai taip, bet mes turim šiltą zoną. Akmuo taip pat įgeria. Tikrai taip. Palik 5 metus, tikrai vaizdas skirsis nuo to, ką mes matom dabar. Bet akmenį galima naudoti pakankamai agresyvią chemiją ir tai galima pakankamai lengvai išvalyti. Akmens masės arba porceliano plytelė. Tai yra visiška jūsų fantazijos laisvė kūrybai. Tai yra gausybė raštų, formatų, spalvų, atspalvių. Tai yra lygiai tas pats kaip vidaus patalpų plytelė. Nueik į bet kurį saloną ir bus visiškai skirtingi pasirinkimai. Bet čia kaip meistras irgi norėčiau įkišti savo trigrašį. Žiūrėkit, spalvos. Prisiminkim fiziką. Tamsios spalvos plytelės kais kur kas labiau negu šito šviesio. Todėl, jeigu jūs turit pietiniai pusėje terasą, spalva jums labai svarbu. Antras dalykas – formatas. Yra mažos smulkaus formato, 60x60 plytelės. Sudėtingesniai formai turėsit daugiau pripjovimų, daugiau išmetimų ir nesąmoningų pripjovimų kampuose. Aišku, montuoti mažą plytelę yra lengviau. Bet aš asmeniškai renkuosi visada didelio formato, 90x90, 120x120, nes tokie plyteliai yra kur kas sunkesnė, yra stabilesnė, yra gražesnė. Prisiminkim, kas dabar vyrauja, kokios tendencijos viduj. Tai yra didelio formato plytelės. Terasai lygiai taip pat. Didelis formatas atrodo kur kas prabangiau, išplečia erdvės pajautimą ir yra fainiau. Aišku, montuoti didesnio formato plyteles yra kur kas sudėtingiau. Didelis svoris, reiškia, reikia 2 meistrų. Didesnė rizika pjūvio metu, kad kažkas nuskils, sutruks, bet gaunamas vaizdas atperka visas meistro pastangas. Šiame projekte mes pasirinkom It's Different italų porcelianų gamintojo Polis plyteles, formatas 90x90. Man labai patinka, nes šitos plytelės turi 60x120 formatą, tai yra truputėlį didesnį. Ir jeigu terasoje yra vidiniai kampai, sudėtingesnė konfigūracija, jeigu nori šitos sutaikyti sujungimus, tau reikia šiek tiek didesnio formato plytelių ir šitą kolekciją tą mums duoda. Toliau noriu priminti apie tikrai paprastą plytelių montavimą. Tai yra aliuminis karkasas, tai yra laikiklis, dedasi ant jo reikiamoje vietoje ir guma, kad plytelė nebarškėtų. Ir iš tuos kampus susimauna plytelės kampai. Šitoje vietoje norėčiau ačiū pasakyti MDS-ui, kad galų gale su Fast Shifterio pagalba sukūrėm tikrai patogų ir montuoti lengvą laikiklį. Vienas laikiklis dedasi ant karkaso. Jeigu tau reikia kraštų, tiesiog išsilaužo šitie vidiniai laikikliai, kurie formuoja tarpą. Nepataikė ant gulekšnio, šitie taip pat išsilaužo, gali pasistumti tiek, kiek tau reikia. Jeigu jūs, kaip ir aš, daug metų ieškojot visiškai elementaraus paprasto sprendimo
plytelių montavimui. Aprašyme palieku nuorodą, kur galima įsigyti. Dar vienas dalykas, ką jums duoda paprastas plytelių montavimas. Tai yra, jums reikia kažkokią laidą pravesti, jums reikia pakeisti kažkokią konfiguraciją, galų galiai įskilo, reikia pakeisti plytelę, jie paprasta išimti ir įdėti tiesiog naują. Reikia laidą pratvesti, šita. Plyteles įsėmei, pravedei laidą, viskas, turi su visom kitom dangom, tai yra pakankamai sudėtingas ir kruopštumo reikalaujantis montažas. O kaip ir žiūrėkit, kaip jūs galvojat, kas tai yra per plytelė? Ateikit, parodysiu, kas čia tokio yra. Kaip matot, tai mūsų apšvietimo, elektros valdymo komutacinis mazgas. Tai yra, šita plytelė yra revizijos dangtis. Kaip matot, bet kuri plytelė gali tapti revizijos liuku. Tai yra, nereikia kažko specialiai galvoti, specialiai gaminti. Tai yra jau sutaupytos lėšos. Jeigu tu galvoji, kad tu išeisi vidury kiemo ir apsidairęs į kaimynų priimtus terasų sprendimus, rasit savo labiausiai tinkamą? Tikrai ne. Tokio tipo sprendimo šitam rajone nėra, nes čia yra tavo terasa. Tavo šeima, tavo pomėgiai, tavo vertybės, tavo finansinės galimybės. Todėl kiekviena terasa yra individualus sprendimas pritaikytas tavo poreikiams. Pabaigai noriu ačiū tarti dar kartą MDS terasam už pilnai sukomplektuotą medžiagų komplektą šitam sprendimui. Sekit, statome jums paskyrą ir pasidalinkit būtinai šito video su tais, kurie dar neturi terasos. Iki!